Ne, aš draugauju su Diegu. Bet mylit Bustamantę. Nesu akla. Matau, kaip jį žiūrit. Kaip skriaudžiat. Jūs mylit tą gražuolį. Jums vaidenas, mokytoja. Aš pati mokiausi Elito gimnazijoje. Pažinojau daug vaikinų kaip Bustamantė. Geidžiamiausių mokyklos vaikinų. Paskui kuriuos bėgioja visos mergaitės. Jie neišnykstanti veislė. Ateina į šį pasaulį tik tam, kad pasišaipytų iš tokių kaip mes. Iš kokių? Kaip jūs ir aš. Iš visų merginų. Spirito neturėtumėte jo ginti. Jis jūsų nevertas. Aš jį puikiai pažįstu. Jis tik naudojas mūsų silpnumu. Jie plėšrūnai, suryjantis pačius silpniausius. Son depredadores que se comen a los más débiles. Tik ne mane. Aš nesu silpna. Bet kuri įsimylėjusi mergina tampa trapi ir silpna. Bet jūs nepraraskit budrumo. Jūs teisi. Jau vėluoju, mokytoja. Skirkit man bausmę, kurios nusipelniau ir baigta. Ne, aš jūsų nebausiu, tik perspėju. Bausti reikia tik tokius, kaip Bustamantė, Eskura. Ar Koluči? Mie? Moterys. Daug pavojingesnės nei vyrai, kai jų rankose tie patys ginklai. Eikit. Spirito. Spirito! Būkit gera. Nesiartinkit prie Bustamantės. Tas vaikinas jūsų nevertas? Jūs labai protinga mergina, Spirito. Kada suvoksite tikrovę? Eikit. Negaliu patikėti, kad Marisa leidosi nubaudžiama vietoj Pablo. Neminėk jo vardu, vien pagalvojus, kad jis buvo su Lola, bloga daros. Laimė judvis Marisa išgelbėjo Lola nuėjusios į Pablo butą. Viskas gerai? Marisa ėjo pas Pablo? Feli, tai bent sutapimas. Sveika, Solė. Ką veiki? Ko nors lauki? Taip, laukiu. Mamos laukiu. Čia jos daktaro priimamasis. Ji labai nerimauja. Paprašė, kad kartu eičiau, todėl dabar laukiu. Ačiū Dievui, pamačiusi tave labai susirūpinau. Atrodai išsigandusi. Tiek to nesvarbu. Ne, pasakyk. Tiek to nesvarbu. Pasakyk, būk gera. Atrodė, kad laukiai vaikino, bet jis nepasirodė. Solė, nepyk, kad vėluoju, taksi lėtai važiavo. Seniai lauki? Ne, ką tik atėjau. Žiūrėk, kalbu su Fele. Fele, sveika, kaip sekas? Viskas gerai, o tau? Eisi su mumis apsipirkt? Ne, ji mamos laukia. Mamos, taip, mamos. Kągi, einam. Gerai, einam, nenubaudžiauk su mama. Ačiū, parodysim, ką nusipirkom. Viso. Sėkmės. Ar teisingai supratau? Ką? Sakai, kad literatūros mokytojas sužinojo apie Pablo ir tavęs nenubaudė? Būtent. Išsisukai. Palaukit, tai bobai ne visi namie rimtai. Puiku. Taip spoksojo. Jei nesveika, bet prie mūsų nekimba. Ne, taip neteisinga, nes pulsmyje Tomą ir Pablą. Negink to kvailio. Jis prie mano sesers lenda. Čia visai kitas reikalas. Kaip tavo sesuo? Blogai, užtrenkė duris prieš nosį. Nesirūpink, ji neklausys nei tavęs, nei manęs. Kas nors turėjai parodyti, kad Pablas tikras niekšas. Niekšas kvailys. Kaip dar pavadinsi? Tai tiesa, jis niekšas. Palaukit truputį. Juk jie vis vien kažkuo pasitikė. Taip. Francisku, tikrai. Eik ir paprašyk. Negaliu, man reikia persirengti. Dar nepersirengiu, o tu eisime susitikimą. Nervinės? Ne. Taip.
Ne, Pablo dar nėra. Dar nėra Pablo. Mergaitės, nesirūpinkit, viskas bus gerai. Sėkmės. Nelinkėk sėkmės. Nelinkiu. Manuelis taip į mane pažiūrėjo. Nepatikėsi, Mija. Mija, tau teks pasiruošti, nes Meksikietis šiandien vakare vėl puls. Ne, Vika, nekalbėk, tai buvo gera. Mija, pasakysiu ir pasirašysiu, jei nori. Nežinau, galvo, ką darysi. Nežinau, yra tik viena išeitis. Kokia? Neit. Palauk. Nenueisi susitikti su Manueliu? Taip, nežinau, reikės sugalvot, kokia dingsti. Vika, būk gera, padėk. Kas ten? Aš, Marisa. Ar tavo kvaiša draugė su tavim? Taip, aš čia. Greičiau, mes tavęs laukiam. Palauk, rankinę pasimsiu. Imk ir einam. Palauk, liaukis. Vaikinai. Liaukis, tu ateisim, jau viskas, Mija. Tu man glamžai drabužius, glamžai. Kas tave rengia? Pažiūrėk, kokios spalvos rožinė. Nesipykit, mergaitės, kaip katė su šuniu. Sveika, Sonia. Sveika, Mijita, mieloji. Ką čia veikiu, kur Manuelis? Manuelis laukia mašinoje, šis nuveši pas prodiuserį. Ne, nesvajok, einam. Ne, palaukit, Manuelis paprašė pagalbos. Mes su Žoniu geri draugai. Jis paprašė, kad su juo pasikalbėčiau ir paprašyčiau, kad jūsų paklausyto net jei Pablo nebus. Puiku, puiku. Nuostabiai atrodai. Einam, važiuojam ar ne? Palauk, turiu labai svarbią naujieną. Taigi, aš ilgai galvojau ir nusprendžiau, kad judvi galėtumėte būti šokių grupės kapitonės. Ką? Abi? Taip, turi būti originalius nuo pat pradžių. Visos šokių grupės turi kapitonę, mieloji. Jei norim būti kitokios, turime išsirinkti 2 kapitonės. Tu teisi, bet aprangą rinksiu aš. Jeigu jai leisi, būsim skudurinės onutės. Klausyk, apranga, dabar nesvarbu, pasiteikim gerai padainuoti. Man svarbu, nesiginčykit. Dar norėjau pasakyti, kad po susitikimo einam pavakarieniauti. Aptarsim visas smulkmenas. Vakare? Taip, vakare, o ką? Nieko puiku. Negaliu, neįsiu. Eisi, susitinkam paskuločiai. Labai juokinga. Kur paskui eisim į laidotuvės, anekdotų papasakot? Neįsiu, mama. Eisi, Marisa. Mama taip liepė. Mama liepė. Kas tau daros? Vaistų neišgėrei. Nuo Hildos užsikrėtė, kas tau? Gana, Marisa, prašau pagalbos. Ir man, ir Hildai. Sveiki. Einu disko įrašinėt. Norite eit su manim? Einam. Neatsako tas senis. Kuris dingo? Kur eini? Kaip žemę pardavęs? Kas tau? Nesmagu, kad tai baigė su Ana. Geriau nesmagiai jos, kas dėl kovo, kurį dėl jos kaltės gavai. Bjauriai ilgiais gydai, labai bjauriai. Neleidai paaiškinti, kas atsitiko. Ką čia aiškint? Kad neteisingus atsakymus pasakė. Pablas sužinojęs išmes iš darbo, pamatysi. Palauk. Ateik, reikia rast Pablą. Negaliu patikėti. Jei atlyginimą moko, ji nedirba. Markai, gal matei Aną? Kodėl manęs klausi? Matei, kad nieks neaptarnauja. O tu matei, kad aš užsiėmęs, netrukdyk. Stoliai. Matau. Dink. Markitai, kas čia daros? Ar prisimeni čia dirbusią Aną? Prisimenu ką? Išėjo ir tiek. Ką? Dingo? Negali būti. Žiūrėk, kur eini. Glorija, matei Aną? Anos man neminėk. Kas jai atsitiko? Panelė įsiveržė pasikalbėti su Dunofu ir išėjo iš darbo. Ką? Ką girdėjai, metė darbą. Bet čia dar ne viskas. Žinai, kam ponas Dunofas liepė dirbti bare? Glorijai. Nuo šiol Glorija dirbs bare. Ką pasakysit? Dar nė viena sekretorija nėra stovėjusi už šito prekystalio. Žinoma, kas aš jums? Vergi? Taip, visų vergi. Tiesa, ko norit? Ne, nemoku aptarnaut. Todoterreno. ¿Adivinaron? ¿Eh? ¿Qué quiere?